Labas, esu Augustė Varonenkė, asmeninio augimo kaučerė, holistė, padedu žmonėms atrasti jų kelią ir juo keliauti be užstrigimų. Ir šiandien mes susitikom patyrinėti super svarbę temą - emocijas. Kai tu ir taip viską žinai, bet emocijos turi savo nuomonę. Ir ne visuomet tai vyksta sinchronu. Šiandieną patyrinėsim emocijas ir kaip paversti jas sąjungininkėmis. Nes emocijos yra reikšminga mūsų gyvenimo dalis, kuri gali nulemti ir nulėmė, kokį gyvenimą mes susikūrėm iki šio taško ir kokį gyvenimą mes susikursim rytoj. Tai šiandieną noriu pradėti nuo to, kad ko gero esi žmogus, kuris skaito knygas, gal vaikšto į terapiją, galbūt dalyvauja kursuose, mokymuose ir tu viską ir taip žinai. Bet kažkodėl gyvenime kartais kyla įtampa, nerimas, abejonės, atidėliojimas, nepasieki tikslų. Tai dėl ko tai vyksta? Kaip čia taip? Kaip čia taip susiklosto, kad tu ir taip viską žinai, bet vat kažkur yra kažkokie kabliukai, kurie, nesueina galai. Tai aš pati turėjau tą jausmą, kad mokausi, žinau visko tiek daug. Kodėl nevyksta? Kame problema? Ir šiandieną eikime prie temos emocijos. Tai kas apskritai yra emocijos? Dėl ko jos kyla žmogaus kūne? Tai tu jau ko gero žinai, kad žmogaus kūnas yra sudarytas iš atomų, dalelių, o emocija yra mūsų kūno dalis. Tai taip pat yra energija, kaip ir žmogaus kūnas, kaip ir ši stiklinė, tiesiog skirtingo tankumo. Ir atkreipiai dėmesį, ko gero, kad pyktis nekyla lygioj vietoje, ar ne, eini gatve ir tiesiog iš niekur nieko nešauna toks pykčio, ta pykčio banga, kur, what, kaip taip galėjo įvykti, taip nebūna. Situacijos, žmonės ar kažkokios aplinkybės iššaukia tam tikras emocijas. Ir žmonės dažnu atveju pasirenka emocijas matyti kaip priešus, kad jeigu yra baimė, jeigu yra liūdesys, jeigu yra nusivylimas, tai čia kažkas blogo. O kas jeigu aš tau pasakyčiau, kad iš tikrųjų emocijos yra tam, kad atneštų žinutę į tavo gyvenimą, kad tu pajudėtum iš to taško, kuriame šiuo metu esi. Galbūt atliktum veiksmą, galbūt pakeistum sąlygas, galbūt kažkam kažką pasakytum, ar galbūt pakeistum požiūrį į save ar į pasaulį. Ir tuomet, kai įvyksta tas pokytis ir emocija pasijunta išgirsta, žmogus nebejaučia tos emocijos. Lyg magija. Tai šiandieną dar noriu patyrinėti, kodėl vat kartais atsitinka taip, kad žinai, ką reikia daryti. Protas aiškiai turi sudėliojęs planą, yra struktūra, yra aiškumas, ar ne, jau aš turiu susidėliojusi sistemą, turiu viziją, kokie yra mano vizualizacijos lentoj tikslai, kokio aš noriu atlyginimo ir panašiai. Ir kaip ir veiksmų planas yra aiškus, bet kažkodėl nevyksta. Tai čia vyksta toks disonansas, kai protas ir kūnas su visom savo emocijomis nesusišneka. Tai protas mėgsta struktūrą, bet jo pagrindinis tikslas yra vienas vienintelis - užtikrinti žmogui išgyvenimą. Ne gausą, klestėjimą, malonumus, o išgyvenimą. Ir tai yra pagrindinė jo funkcija. O žmogaus emocijos yra apie tai, apie daug subtilesnius dalykus, apie tai, kaip aš jaučiuosi situacijose, dėl ko taip jaučiuosi, kaip galiu kitaip, kaip aš jaučiuosi, vat kaip, kodėl taip, o ne kitaip, nes aš noriu kitaip. Kaip pavyzdžiui, protas noriu atlyginimo pakelimo, noriu geresnio darbo, noriu savo verslo, bet kūnas kažkodėl tai
atsigręžus į jį signalizuoja, kad tai yra nepriimtina. Ir iš tikrųjų žmogus, gebantis atsisukti į savo emocijas, turi raktą į savo sėkmę, savo laimę, savo svajonių gyvenimą. Nes žiūrėk, kai aš tavęs klausiu, ko nori, tu išvardini man sąrašą dalykų, kuriuos nori, ir aš tau užduodu sekantį klausimą. O dėl ko tu to šiuo metu neturi? Kokius tu turi įsitikinimus, kurie yra susiję su tomis emocijomis ir kurie neleidžia to tau susikurti gyvenime? Pavyzdžiui, jeigu, sakykim, kolega pavadino mane pasikėlusią, kaip aš reaguosiu? Man bus pikta ar aš niekaip nesureaguosiu? Kokią man sukels emociją tai, kad kolega davė man repliką, mm, kuri, kokią aš etiketę uždėsiu ant tos replikos. Ar tai bus pozityvu ar negatyvu. Ir kiekvienas toks, va, tokia smulki situacija trigerina tam tikrą emocijų ir įsitikinimų bagažą, kurį aš atsinešiau iš vaikystės. Tai pavyzdžiui, jeigu vaikystėje man mama sakė, kad pasikėlusi yra būti blogai, tuomet, kai kolega man pasakys, kad aš esu pasikėlusi, oi, manyje kils didžiulis piktis, nes aš tai funkcionuoju visiškai standartiškai. Bet tai, kad jis pasakė, kad aš esu pasikėlusi, man tai beda piršteliu į žaizdą, kad vaikystėj man mama sakė, kad pasikėlusiai būti blogai ir dabar kažkas iš šalies sako, kad tai yra negerai. Tai kaip aš dėl to jaučiuosi? Aš jaučiu pyktį ir čia yra mano pasirinkimas, ką aš toliau su ta emocija darysiu. Ar aš eisiu ir kovosiu už savo tiesą, ar aš pasirinksiu atkreipti dėmesį. Dėl ko man kilo pyktis šioje situacijoje? Ką tas pyktis nori mums pasakyti? Galbūt lengviau yra patyrinėti tą temą apie iš praeities, kur aš patikėjau, kad žodis pasikėlusi yra blogas. Juk kitam, pavyzdžiui, kolegai ar kitai kolegai pasakius, kad jis yra pasikėlęs, žmogus niekaip nesureaguos. Ir yra daugybė situacijų, kur kiekvienas žmogus pasirenka reaguoti kažkaip negatyviai į tam tikrą situaciją, nors iš tikrųjų kiekviena situacija yra visiškai neutrali. Ir dėl ko mes pasirenkam uždėti tam tikrą etiketę, nes mums nepatinka ta emocija, kurią mes pajaučiam kūne. Nepasitenkinimas, baimė, liūdesys, pyktis ir tada uždedu etiketę emocija bloga. Bet iš tikrųjų visos emocijos geros, jos tiesiog neša žinutę, į kurią mūsų pasirinkimas atkreipti dėmesį arba ne. Kartu tai suteikia galimybę emocijom augti ir didėti. Galbūt yra pažįstama situacija, kur pyktis, ar ne? Kaupiu pyktį, kad santykiuose vyras nepadaro to ir to, ar žmona daro tą ir tą. Dažniau taikoma, ko gero, moteriams. Vyras nepadaro to ir to. Nu, bet tą ir tą blogai daro. Ir kaupiu, kol galiausiai vieną dieną pūkšt ir viskas gabalais ir išeina žmonės su aukom. Ir Ir ką? Ir tas pyktis tiesiog ilgą laiką negavo dėmesio, jisai augo, brendo ir galiausiai sprogo ir vis tiek rado kelią. Ir gal ir gerai, kad rado kelią į išorę, nes dažnu atveju, kai tai nukreipiama yra į vidų, tai išauga į ligas, į įtampą, nerimą, kartais į atmetimą, vilkinimą, nuovargį, apatiją. Nekalbu apie visas kitas ligas, bet tai klausimas, ką pasirenki daryti su savo emocijomis. Ar atkreipi jas dėmesį, ar tiesiog numoji ranką ir sakai, ne, aš nenoriu jausti šitos emocijos. Taip, kviečiu patyrinėti iš tikrųjų, kokią emociją šiuo metu jauti. Kviečiu užsimerkti ir įkvėpti. Giliai iškvėpti ir dar kartelį giliai įkvėpti. Ir iškvėpti. Kur šiuo metu jauti emociją kūne? Ir kokia tai yra emocija?
Ar tai yra laimė, ar tai yra džiugesys, ar tai yra smalsumas, drąsa, kūrybiškumas, ar tai yra įtampa, nerimas, apatija, abejonės, nepasitikėjimas. Kokias emocijas jauti savo kūne ir apie ką tai yra. Aš dažnai per coachingo sesijas kviečiu žmonės tyrinėti savo emocijas. Ar ne? Sakykime, pasiemi įsitikinimą, kad aš esu vertas ar verta uždirbti tik 2000 eurų. Dėl ko, palikim nuošalėje, labiau atkreipti dėmesį reikėtų į tai, kokią emociją man kelia šitas įsitikinimas. Vat kokią istoriją aš tau pasakoju. Ir tuomet gali kilti emocija nusivylimas, kad aš esu verta tik tiek, ar ne? Ir tuomet, kai atsisukam į savo tą nusivylimą, kuris galbūt yra širdyje, galbūt gerklėje, galbūt galvoje, galbūt pilve, ir kai atsisukam į tą emociją, į tą nusivylimą ir patyrinėjam jį, apie ką jis yra, kur yra jo pradžia, kur tas nusivylimas iš tikrųjų atsirado, kur aš tą nusivylimą pamenu savo istorijoje. Ir jeigu nepavyksta atrasti ir pakalbinti tos emocijos, kviečiu pradėti nuo labai paprastų dalykų. Kai įkvepi, iškvepi, stabtelt ir pajusti, kur kūne jaučiu, pavyzdžiui, įsitempimą, atsipalaidavimą, ką aš jaučiu kūne, kokią emociją jaučiu ir jeigu nepavyksta įsivardinti, tiesiog leistis tyrinėti. Pavyzdžiui, kai aš sakau, susitelkti į savo krūtinę, nes, pavyzdžiui, krūtinėje jaučiu spaudimą. Kokia ten yra emocija? Užsimerkiu, susitelkiu, kokios emocija yra spalvos. Pavyzdžiui, raudona, mėlyna, žalia, kokia spalva, kokia forma. Ar tai yra kaip batų dėžutė, ar tai yra kaip kumštis, ar tai yra kaip namas, akmuo, kaip kas. Kokia yra tekstūra, kokia spalva. Ir galiausiai, kai jau labai aiškiai sugebėsi apčiuopti, kokia yra ta emocija, apie ką yra ši emocija, kokią žinutę jinai man neša. Ir kai išgirsi tą žinutę ir leisi tai emocijai būti, galiausiai ta emocija turi savybę pranykti. Ir tuomet, kai nebelieka to bloko, kad aš noriu būti muzikos atlikėja, bet negaliu sau leisti eiti ant scenos, nes jaučiu didžiulę baimę, kad mane vertins, o baimę aš jaučiu savo krūtinėje. Ir kai aš paleidžiu tą baimę iš savo krūtinės, žiūrėk, dalykai pradeda judėti tikslų ir svajonių link. Ir tuomet žmogus nustemba, nejaugi viskas taip paprasta. Taip, viskas yra taip paprasta, kai mes sugebam atsisukti į savo emocijas. Yra čia niuansas, kad emocijų sluoksnių yra daugybė. Ir iš tikrųjų žmogus net nepastebi, kad dalis emocijų yra taip giliai paslėptos kūne, kad iki jų reikės dasikasti. Iš tikrųjų, toks emocinis triukšmas išbalansuoja mūsų savijautą ir sunku iš pradžių yra tyrinėti emocijas, bet atkaklus žmonės sugeba atrasti savo vidinį balsą, nes tuomet, kai žmogaus emocinis tankumas mažėja, atsiranda aiškesnė intuicija. Žmogus pradeda jausti, ką aš turiu padaryti ne iš proto, o iš širdies, kad priartėčiau prie savo tikslų, prie savo norų, prie tokio gyvenimo, apie kokį aš svajoju. Ir iš tikrųjų, kai leidžiam savo ir tyrinėti emocijas ir leidžiam savo jausti, o ne bėgam nuo emocijų, kad jos yra blogis, kad jos yra mano stabdis, gyvenime dalykai pradeda judėti daug paprasčiau ir sklandžiau. Tai iš tikrųjų šiandieną tiek aš ir norėjau pasidalinti apie emocijas, tiek ir norėjau papasakoti. Noriu atkreipti dėmesį, kad emocijos yra pagrindas to, kokį mes šią dieną turime gyvenimą,
Ar tai kalbam apie santykius, apie pinigus, apie savirealizacijos temą. Visos temos, tokios, kokios jos yra šiandien, yra sukurtos iš tavo emocijų bagažo, kuris pas mus būna gan didelis. Tai kviečiu patyrinėti, jeigu smalsu, kviečiu prisijungti į kursą, kuris yra apie tai, kaip emocijas paversti sąjungininkėmis pinigų temoje. Ten giliau tyrinėjam, kaip padaryti taip, kad emocijos būtų parama, o ne stabdis. Tai dėkoju, kad šiandieną buvai čia, pasiek mane socialiniuose tinkluose ir iki kitų kartų.